Gimtadienio magija. Kaip tavo viena diena gali nulemti visus metus. Yra viena diena metuose, kai aukštesnės jėgos suteikia tau prieigą prie to, kas kitų metų laiku tau neprieinama. Tai tavo gimtadienis. Jei tą dieną surenkia aplink save daug žmonių, gali sakyti, kad išdalinė energija skirta visiems metams. Jeigu ta energija daliniesi su artimaisiais ar komanda, su kuriais ketini glaudžiai bendradarbiauti visus metus, tai gerai. Jų sėkmė tampa tavo sėkme. Jų laimė tampa tavo laimė. Tačiau, jei tai tiesiog atsitiktiniai giminaičiai, pažįstami ar draugai, kuriuos retai matai, tu iš esmės išdalini savo jėgas tiems, kurie tau jokios naudos neatneš. Nei mentaliniais, nei emociniais, nei materialiniais. Gimtadienis gal ir bus smagus, bet per metus gali jausti energijos ar resursų trūkumą. Įsivaizduok, kad turi 100 milijonų energijos metams. Jei aplink tave 100 žmonių, tavo energija padalijama visiems ir tau lieka labai nedaug. Todėl svarbu, kad tą dieną būtum apsupta tik tų žmonių, su kuriais nori dalintis ir kurie tau tikrai yra svarbus. Yra keletas esminių dalykų, kuriuos reikia žinoti apie gimtadienį. Nesipykti. Gimtadienis nustato visų metų toną, todėl konfliktai ar negatyvas gali sugadinti tavo energiją. Užsitikrinti komfortą. Iš anksto pasirūpink, kad diena būtų kupina džiaugsmo ir ramybės. Ir svarbu, nepamiršk žvakių. Gimtadienį tavo gyvenimas turi degti ryškiau. Tie, kurie žmonės galvoja, kad norų sugalvojimas ir žvakių užpūtimas tai yra tradicija, kurios negalima keisti, bet tai yra paprasčiausia manipuliacija. Tokiu būdu tu atiduodi savo gyvybinę energiją už vieną vienintelį norą. Jei susimąstysi, gal tai nėra tik paprasta tradicija, o kažkas daugiau. Per gimtadienį mes uždegame žvakę, tačiau jūs neužpučiame. Mes uždegam savo gyvenimo ugnį, jos negalima gesinti. Tavo norai išsipildys ir taip. Tau bus suteikta jėgų, gyvybinės energijos ir potencialo, kurį gavai per savo gimtadienį. Nereikia visko iškeisti į vieną vienintelį norą. Tau skiriama 100 vienetų energijos. Leisk savo gyvenimo ugniai degti. Paimk mažą gabalėlį tortų, ant jų uždėk žvakę ir padek. Tegu lieka jinai degti iki galo. Neužpūsk jos. Niekada nepūsk žvakių, o ypač savo vaikams. Žvakės užpūtimas simboliškai gesina tavo gyvenimo energiją. Vietoj to žvakė turi degti, skleisdama šilumą ir šviesą. Tai sustiprina tavo gyvenimo potencialą ir leidžia energijai tekėti laisvai. Prieš gimimo dieną mes būname energetiškai labai pažeidžiami, nes būtent gimimo dieną atsiveria portalas ir tau nuleidžiama energija kūrybinė visiems ateinantiems metams iki sekančių gimtadienio. Todėl, kaip mes sakom, tamsiosios būtybės, tamsiosios esybės nesnaudžia.
jos provokuojamos. Nes jei būsi prastos nuotaikos, tu tiesiog negalėsi priimti to, kas tau duodama. Nes jau prieš gimtadienį pradeda po truputėlį atsiverti portalas, per kurį gimimo dieną tau bus nuleista energija visiems tavo metams iki sekančio gimtadienio. Vyks energijos apykaita. Todėl to prieš gimtadienį ir kyla įvairiaus abejonės ir savikritika. Ką aš pasiekiau? Kodėl man jau tiek metų, o aš dar to nepadariau, ano nepadariau? Kodėl mano gyvenimas atrodo toks, koks yra? Jis galėjo būti geresnis, aš galėjau tą padaryti, aš galėjau tą pasiekti. Mintys tave blaško, verčia pykti, nusivilti, nuvertinti savo gyvenimą ir patirtį ir savo pasiekimus. Tai spąstai, į kuriuos nereikia įkliūti. Ir toks procesas vyksta su visais žmonėmis. Tai provokacija ir tu neturi jai pasiduoti. Įdomiausiai tai, kad ir pačią gimimo dieną gali pasirodyti įvairius kliūtys, kurios bandys sugadinti tau nuotaiką, priversti ginčytis ar jaustis prastai. Nesvarbu, kas nutiktų, tu turi nusiteikti pozityviai ir sakyti: tai mano diena, dabar vyksta man skirta energijos apykaita. Viskas bus tobula, viskas yra tobula. Tai vyksta nuo šios minutės, nuo šios sekundės, taip yra. Kaip ir sakiau, ši provokacija dažniausiai prasideda likus 12 dienų į gimtadienį ir tęsiasi 12 dienų po jos. Ir šis laikotarpis nėra atsitiktinis, jis turi savo simbolinę reikšmę. Būtent dėl šio laikotarpio yra ritualas, vadinamas soliaris, tai gimtadienio energijos ciklas. Reikėtų švęsti 12 dienų po gimtadienio taip, lyg kiekvieną dieną gyventum visus metus. Kiekviena diena atspindi vieną iš 12 mėnesių. Tačiau net jei šį aspektą atidėsime į šalį, svarbiausia, ką turėtum padaryti per savo gimtadienį ir 12 dienų po jo, būti kuo pozityvesniais būsenos. tą dieną švęsk kaip karalienė. Nuvyk į spa, užsisakyk masažą, pabūk gamtoje, pamedituok. Elkis taip, tarytum tu būtum karalienė. Ir tokia karalienė, būtent kokia tu norėtum būti karalienė. Jei netiki mano žodžiais, pabandyk pati. Bet universalus patarimas būtų toks. Būk maksimaliai pilna energijos per gimtadienį. Neleis savo gyvenimo ugniai užgesti ir nepasiduok provokacijoms. Štai ir viskas. Tai tavo diena. Jei tavo diena bus gera, tavo metai taip pat bus geri. Galėčiau pasakyti taip. Ne kaip naujuosius metus sutiksi, tokie jie ir bus, o kaip gimtadienį praleisi, tokie bus visi tavo ateinantys metai iki sekančių gimtadienį. Labai svarbu 100 kartų pagalvoti, kas bus šalia tavęs tavo gimtadienio dieną. Nes tai ne tik simbolinis laikas, bet ir energetinė įkrova visiems metams. Būk dėmesinga savo emocijoms, pasirink aplinką ir žmonės, kurie tave palaiko ir sukurk tokią atmosferą, kurioje tavo gyvenimo ugnis galėtų degti stipriai ir ryškiai. Šis ritualas ir požiūris leis tau užtikrinti keliauti per visus ateinančius metus iki sekančių gimtadienių. Užtikrintai keliauk per visus ateinančius metus. Būk laiminga.
Rašykite savo komentarus, pasidalinkite, kokias emocijas ar mintis sukelia šios mano įžvalgos. Man visada įdomu išgirsti, kaip žmonės priima mano pateiktą informaciją, kaip pritaiko ją savo gyvenime, kaip jiems sekasi. Taigi, iki kitų susitikimų.